Jasaitis iš 3 taškų zonos, netaiklus metimas ir vėl atkovoja kamuolį Kelly McCarthy. Galėjo pasimokyti iš to, kaip reikia atitverti savo varžovus vilniečiai iš Hapoel komandos aukštaūgių, kurie neturėdami tų teoriškai centimetrų nusileisdami savo varžovams vis tik sugeba pelnyti taškus ir atkovoti kamuolius. Ir tai daro ne po vieną kartą. Dabar pavyksta apsiginti, priverčiant suklysti savo varžovus Mindaugui Lukauskiui. Laiku ištelta jo ranka sutrikdė kamuolio laukusį Hapoel komandos krepšininką. Būtent jis paskutinysis lietė kamuolį. Robertas Jevtokas. Ir galės tik tai pratęsti ataką, kuriai lieka dar 11 sekundžių. 2 prieš 2 šį kartą atrodo pavyko. Tačiau neišvydome tikslaus atakos finišo. Mindaugas Lukauskis. 3 sekundės atakai. Priverstas yra mesti Mindaugas Lukauskis ir štai tokios klaidos. Nedovanotinos klaidos vėl suteikia naujus šansus ir naujas galimybės Vilniaus komandos varžovams. Ir jomis naudojasi Vilis Solomonas, 17 taškas, tarsi per treniruotę dabar. Lengvai pro dešinį, pro kairį atakos kraštą prasiveržia ir pelno 2 taškus iš po krepšio. Nepataiko Aronas Lukasas. Ima kamuolį Robertas Jevtokas. Paulius Kuzminskas. Jasaitis, Lukauskis. 10 sekundžių atakai. Varžovai vėl atkirtinėja visus Vilniaus komandos krepšininkų bandymus pratęsti šią ataką. Ir Jasaitis atkovoja kamuolį. Dar viena galimybė, tačiau kol kas visas jas ne vienos iš jų tai yra neišnaudojo Vilniaus ekipa. Lukauskis. Sudėtingas ir taiklus Mindaugo Lukauskio metimas. 7 jo taškas, 44-44. 2 minutės sužaista šiame kėlinyje. Per tą laiką abi komandos pelnė tik po 2 taškus. Ir štai ši progresija, tai ši aritmetika yra naudinga Hapoel klubui. Prasižengė Mindaugas Lukauskis, stumteldamas į nugarą Kelly McCarthy. Pirmoji komandinė pražanga šiame kėlinyje, 3 asmeninė pražanga Mindaugui Lukauskiui. Varžovų gretose tik tai vienas Ravijos Lemonadas yra prasižengęs 3 kartus. Jis netokia jau pastebima ir ryški figūra, kad pajustų jos nuostolį rimčiau, net jeigu visai įsibauduos Hapoel klubas. Paskuto tokie krepšininkai kaip Kelly McCarthy, Tunžė Vodžobė. Idoko Zikaro 2 taškai iš po krepšio ir vėl 2 taškais priekyje Hapoel klubas. 46-44. Ruošiasi įleisti į aikštę šiandien dabar Milaną Golievičių, Kęstutis Kemžūra, vienas rezultatyviausių krepšininkų, Milanas Golievičius. Mindaugas Lukauskis. Simas Jasaitis. Netaiklus metimas ir dar kartą atkovoja kamuolį Kelly McCarthy. Štai taip priverčia žaisti 20 sekundžių Hapoel klubas Vilniaus ekipą, gerai žinodamas visus vilniečių manevrus, visus juos sėkmingai stabdydamas ir po to jau belieka tik tai nusimti kamuolį po savojų krepšinios. Dažniausiai, kaip įprasta, taip ir šiandien tokie metimai būna netaiklus. Priešingai negu tai, ką matome vilniečių komandos baudos aikštelėje. Tandži Avadžobi. Dar vienas dvitaškis. 44-48. Aronas Lukasas. Saulius Kuzminskas. 10 sekundžių atakai. Kuzminskas. Jasaitis. Netaiklus metimas. Pats Jasaitis atkovoja kamuolį, priverčia prasižengti Vilį Salomoną. Tai bus 3 pražanga Vilį Salomonui ir 1 komandinė Hapoel pražanga aikštėje vėl Ramūnas Šiškauskas ir Milanas Golievičius. Vietoj Arono Lukaso ir Mindaugo Lukauskio. 3 minutės 30 sekundžių sužaista šiame kėlinyje. Šiškauskas gana ilgą laiką antrajame kėlinyje sėdėjo ant atsarginių žaidėjų suolelio Ramūnas Šiškauskas. Galbūt buvo taip ruošiamas tai antrajai svarbiausiai šių rungtynių daliai. Robertas Jevtokas perdavimas po krepšiu ir 2 baudos metimai. Nepavyksta pelnyti taškų Robertui Jevtokui. Idoko Zikaro prasižengė antrąjį kartą, 2 komandinė pražanga šiame kėlinyje. Ir
Robertas Jevtokas prie baudų metimo linijos. Pirmasis metimas taiklus. Jevtokas pelno 11 tašką. Vienas iš naudingiausių Vilniaus komandos žaidėjų pirmajame mače, tuomet jisai pelnė 20 taškų ir atkovojo 9 kamuolius. Šiandien jo sąskaitoje jau 11 taškų. Ir ties to kol kas tenka ir apsistoti. 45-48. Doronas Šeferis. Vėl daug žaidimo 2-2. Perdavimas Vilius Salamonui. Prie jo suspėjo sugrįžti Simas Jasaitis. Atkovoja kamuolį Šiškauskas. Šiškauskas veržiasi link krepšio ir pavyksta Robertui Jevtokui ne tik pelnyti 2 taškus, tačiau dar ir varžovą prasižengti. Priverčia Robertas Jevtokas. Trečioji pražanga Ido Kozikaro. Štai. Viena ranka sugebėjo pelnyti taškus Robertas Jevtokas, pražanga Ido Kozikaro. Tai trečioji asmeninė pražanga varžovų vidurio puolėjų. Jevtokas prie baudų metimo linijos. Galimybė vėl išlyginti rezultatą. Tačiau ir vėl netaiklus baudos metimas. 47-48 varžovai ir toliau laimi kovą dėl atkovoto kamuolio. 21-17. Avadžobi. Robertas Jevtokas, Avadžobi. Kelly McCarthy. Galima žaisti toliau. Atkovoja kamuolį Robertas Jevtokas. Šiškauskas. Vos nepraranda kamuolio Simas Jasaitis. Golievičius iš 3 taškų zonos. Ir dar vienas netaiklus metimas. Ir dviese įima vienas kitam kamuolį iš rankų. Simas Jasaitis ir Robertas Jevtokas. Ir dabar galėtų parašyti padėkos raštą Hapoel komanda dviem Vilniaus komandos krepšininkams. 2 taškai iš po krepšio. Ir vėl viską tenka pradėti iš naujo. 47-50. Vėl kelia nuo atsarginių žaidėjų suolelio Aroną Lukasą Kęstutis Kemzūra. Vis tik atrodo nervinė įtampa ir tas geras, protingas Hapoel komandos žaidimas ginantis šiandien nuolat trikdo Vilniaus ekipą. Saulius Kuzminskas. Dar vienas netaiklus metimas. Ir prasižengia Saulius Kuzminskas. Ir vėl byra Vilniaus komandos ataka. 47-50 ir minutės pertraukėlės. Natūralu, jog prašo dabar Kęstutis Kemzūra. 2 sekundės iki šių rungtynių trečiojo kėlinio pabaigos. 47-50. Minus 3 taškai. Šiandien minus 10 bendroje įskaitoje. Vilniaus komandai lieka mažiau nei 15 minučių. Norint pratęsti savo tarptautinį sezoną, norint siekti to tikslo, kuris buvo iškeltas šio sezono pradžioje, tai yra kelialapis į Eurolygą. Dabar kur kas arčiau jo yra Hapoel komanda. Doronas Šeferis blokuoja varžovo metimą Dikei Simkinsas ir po to prasižengia Doronas Šeferis. Trečioji Hapoel krepšininko pražanga, 4 komandinė pražanga. Tačiau vėlgi pakankamai gudri pražanga, sustabdanti ataką, kuri galėjo virsti greitų kontrišpuolių. Ir vėl sugrįžta ramiai prie savojo krepšio, šiek tiek atsipučia, atsikvėpia Hapoel komanda. Jiems tokios poilsio akimirkos, tokios poilsio pauzės yra labai reikalingos. 4 minutės 15 sekundžių iki kėlinio pabaigos. Dikei Simkinsas su kamuoliu. Ir dar vienas netaiklus jo metimas ir vėl su kamuoliu. Hapoel komanda atrodo, jog sulėtintai šiandien vėl rungtyniauja Dikei Simkinsas. Spėja atskubėti į pagalbą savo komandos draugui Možė Mizrachis. Būtent jis sukliūdė Dikei Simkinsui. Ir Doronas Šeferis vėl su kamuoliu. Šeferis skundžia Avadžobį, meta per Milano Golievičiaus rankas ir pataiko. 47-52. Jau minus 5 taškai ir jau tik tai 3 minutės ir 40 sekundžių. Aroną Lukasą vėl neleistinai stabdo varžovai. 4 pražanga Doronui Šeferiui. Na, bent jau šioks toks vilties blyksnys. 8 taškus pelnęs Doronas Šeferis dabar sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolelio. Jį keičia Ravivas Limonadas. Prie baudų metimo linijos Aronas Lukasas. Trys minutės 43 sekundės iki kėlinio pabaigos. Ir Aronas Lukasas šiandien iš 3 baudų kol kas įmetė tik tai vieną. Šeštasis Arono Lukaso taškas.
Šį kartą abu baudos metimai taiklus, 49-52. Aikštės gynyba išrikiuoja prieš savo varžovus Vilniaus Lietuvos Rytas. Ravivas Limonadas. 5 sekundės atakai. Kelly McCarthy veržiasi į baudos aikštelę ir pelno 2 taškus. 20 sekundžių perdavimų, judėjimo ir pabaigoje klasikinis 1-1. Dar viena klaida, praranda kamuolį Aronas Lukasas, skuba į priekį, dabar iškart 3 varžovai ir Robertas Jevtokas gali tik tai džiaugtis tuo, jog nepavyko taškų įmesti Kelly McCarthy. Pirmoji pražanga Robertui Jevtokui, o prie baudų metimo linijos dabar vėl stos vienas iš varžovų lyderių. Štai taip turėtų žaisti legionieriai. Kelly McCarthy, 9 taškai, Vilius Solomonas, 19. Ir taiklus baudos metimas, 49-55. Vilniaus komanda. Komandai slysta iš šios rungtynės. Dar lieka 13 minučių, tačiau reikia labai didelio žingsnio į priekį. -7 taškai, 49-56. Aronas Lukasas vėl nesugauna kamuolio ir vėl viskas iš naujo. 49-56. 7 taškų skirtumas, 2 minutės 40 sekundžių iki kėlinio pabaigos. Žingsniuoja besiverždamas link krepšio Ravivas Limonadas, iškart keitimas vietoj Dikei Simkinso, kuris dabar vėl aikštę palieka, pelnęs tik tai 2 taškus ir veikiausiai dabar jau lydimas štai to nepritarančio švilpimo. Į aikštę grįžta Andrius Šležas, pradėjęs dvikovą starto penketą, tačiau gavęs 2 pražangas ir ilgokam laikui po to prisėdęs ant atsarginių žaidėjų suolelio. Aronas Lukasas, Ramūnas Šiškauskas. Taip, sunkiai pelno taškus, tačiau pelno jos Ramūnas Šiškauskas, 51-56. Laiko dar yra. Pasiduoti bus galima tik tai, kai nuaidės finalinė rungtynių sirena. Vilniaus komanda žaidžianti savo arenoje dar turi 12 minučių. Vilius Salomonas. Perdavimas savo komandos draugui ir netaikliai meta varžovas. Ir vėl kamuolį ima Tundži Avadžobi bei Moše Mizrakis. Nebesuspėja vėl paskui savo priešininkus Vilniaus komanda. Ta matėme per pirmosius 2 kėlinius. Galbūt šiek tiek greičiau, tačiau panašios situacijos kartojasi ir antroje rungtynių pusėje. Minutė 45 sekundės. Vilius Salomonas. Blokuoja kamuolį Robertas Jevtokas, reikia greitai eiti į priekį. Tačiau šiandien Vilniaus komandai vėl nepavyko surengti beveik, galima sakyti, ne vienos greitos kontratakos, išskyrus galbūt labiau įstrigusi tą įspūdingą Arono Lukaso dėjimą iš viršaus. Ir dar viena minutės pertraukėlė, 51-56. Dabar bus 2 baudos metimai į varžovų krepšį. Uleb taurės varžybų ketvirtfinalio rungtynėse, -5 taškai. 51-56. Šį varžovų pranašumą dabar galima kiek sumažinti baudos metimus mes Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai. Tačiau pergalės, paprastos pergalės šios dienos rungtynėse neužtenka. Tas 7 taškų deficitas, kurį Vilniaus komanda parsivežė iš Jeruzalės, dar smarkiau spaudžia Vilniaus ekipos žaidėjų pečius. Ir Ramūnas Šiškauskas prie baudų metimo linijos 10 taškų. Tik 6 metimai. Taip, galbūt kiek ir mažoka, kaip lyderiui. Abu taiklus baudos metimai, 53-56. 3 taškai skiria komandas ir minutė 30 sekundžių iki trečiojo kėlinio pabaigos. Vilius Salomonas. Labai staigiai skirsto kamuolius, neleisdami sureaguoti į šios perdavimus Vilniaus komandos gynybai. Apoel ekipos krepšininkai. Salomonas. Moše Mizrakis. Žingsnis arčiau ir 2 taškai. Paprasta, gražu ir tikslu. 53-58. Vėl 5 taškų skirtumas. Andrius Šležas iš toli. Netaiklus metimas. Jevtokas atkovoja kamuolį ir pelno 2 taškus. Svarbiausia, jog tam sugaišta labai nedaug laiko. 55-58.
prasidėjo paskutinė trečiojo kėlinio minutė. Vėl Vilniaus komandos aikštės gynyba, kurią atrodo gerokai pastudijavo per tą savaitės pertrauką nuo pirmųjų rungtynių Vilniaus komandos varžovai. Vėl perdavimas į priešingą aikštės pusę, šį kartą metimas netaiklus. Jevtokas, Lukasas. 1-1, Lukasas. Šležas. 15 sekundžių atakai. Robertas Jevtokas. Išmuštas kamuolys iš rankų. Tik 8 sekundės atakai ir 18 iki kėlinio pabaigos. Robertas Jevtokas numeta kamuolį Lukasui. Lukasas iš 3 taškų zonos blokuoja jo metimą Vilis Salomonas. Dar kartą laimėdamas šią dvikovą. Galima žaisti toliau. 4 sekundės. Skuba į priekį Ramūnas Šiškauskas. 3, 2, reikia mesti. Ką daro Milanas Golievičius? Patyręs krepšininkas. Net nepasižiūri į rungtynių laikrodį. Priima tokį sprendimą, kuris dabar buvo absoliučiai bereikalingas. Užuot atakavęs pats, dar ieško takos tęsinio, nesuprasdamas, jog laiko tam. Tai Hapoel klubas šiai dvikovai pasiruošė geriau. Arba bent jau geriau. Įkūnijo aikštėje tai, kas buvo kalbama prieš rungtynes jų komandos rūbinėje. Paskutinysis kėlinys. Kėlinys lemsiantis, ar Vilniaus komandai pavyks pratęsti savo tarptautinį sezoną, ar jie bus eliminuoti ULEB taurės varžybų ketvirtfinalyje. Kundževo Džobis meta per Robertą Jevtoką. Netaiklus metimas. Lukasas ima kamuolį. Įvejasi Salomonas. Lukasas. Andrius Šležas. Vėl pozicinis puolimas. Lukasas. Netaiklus metimas. Ir apsigynę varžovai atkovoja kamuolį. Lukasas taip ir lieka gulėti ant grindų. Kelias jis šiek tiek pavėluodamas. Vilis Salomonas turi kažkas perimti iš Arono Lukaso. Vilis Salomono niekas to nepadaro. Ir dar 2 Vilis Salomono taškai. 55-60. Minus 5 taškai. Pakankamas skirtumas jau ir šios dienos rungtynėse, turint omeny, net neturint omeny to 7 taškų deficito. Ramūnas Šiškauskas. Taiklus tritaškis. Šiškauskas pelno 15 tašką, tačiau kokie reti šiandien šie Ramūno Šiškausko šūviai. 58-60. Ir vėl su kamuoliu Vilis Salomonas. Kelė Makarki. Rezas Kacas. Perima kamuolį Aronas Lukasas. Ir dabar prasižengia Kelly McCarthy aikštės viduryje stabdydamas Aroną Lukasą. Grąžins kamuolį Vilniaus krepšininkai iš šoninės linijos. Trečioji asmeninė pražanga Kelly McCarthy'ui. Štai, išėjo iš aikštės už 4 pražangas Darono Šefris, tačiau to kol kas net nepajuto varžovai. Mizragis keičia Erezą Kacą, kuris sėdas ant atsarginių žaidėjų suolelio. 8 minutės 30 sekundžių iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Andrius Šležas perdavimas Robertui Jeftokui. Pernelyg jau lėtas, pernelyg jau akivaizdus perdavimas, kad jo nesuprastų varžovai. Šiškauskui nepavyksta, tačiau atkovoja kamuolį Ramūnas Šiškauskas, tuo demonstruodamas kovingumo pavyzdį savo komandos draugams. Dar vienas tritaškis. 18 Šiškausko taškas. 61-60. Štai dabar yra ta akimirka, kuomet reikia spausti varžovus. Reikia juos dusinti, reikia juos griebti už varklės. Kitaip viskas pasibaigs jau šiandien. Atkovoja kamuolį Kelis Makartis. Toliau savo kamuolys po netaiklaus pirmojo metimo. Vilis Salomonas perima kamuolį Lukasas. Pabėga nuo varžovo ir nesportinė pražanga dabar yra baudžiamas Igdo Kozikaro. Toks yra Karlo Jungenbranto gestas. Aronas Lukasas sužaidė dabar taip, kaip reikia žaisti ginantis prieš Vilis pabaigos. Vilniaus komanda pati savo suteikia dar vieną šansą. Šansą kovoti dėl kelialapio į pusfinalį. Aronas Lukasas 2 kartus iš eilės labai sėkmingai sužaidęs besigindamas dabar prie baudų metimo linijos. Šiandien metė 5 baudas, 3 pataikė, 3 beje paskutinėsis. Visas 3 pastarąsias ir sumetė Aronas Lukasas. Dabar jau kiekvienas taškas yra labai svarbus. Pataiko ir šį baudos metimą Aronas Lukasas. 62-60.
Ir antrasis baudos metimas taip pat pasiekė tikslą. 63-60. Kamuolys Vilniaus komandos krepšininkų rankose. Grįžta į aikštę labiausiai patyręs ir turbūt neprotingiausias krepšininkas Laronas Šeferis. Perdavimas Roberto Jevtokui. Jevtokas, Lukasas Šležui. 10 sekundžių atakai. Šležas per varžovo rankas. Taikliai Andrius Šležas. 65-60. Vilniečiai lipa varžovams ant kulnų. 7 minutės 15 sekundžių. Ir dabar jau Vilniaus komanda perima iniciatyvą. Laronas Šeferis. Pragariškas triukšmas Vilniaus Lietuvos Ryto arenoje. Vilius Salomonas. Meta iš toli, meta netaikliai. Ir nuo Simo Jasaičio rankos kamuolys palieka aikštę, tačiau svarbiausia, jog bent jau pavyko išmušti kamuolį varžovams iš rankų. Tundži Avadžobi vėl demonstruoja stebėtiną intuiciją kovodamas dėl šokusio kamuolių. Avadžobi blokuoja jo metimą varžovai ir pražanga Ramūnui Šiškauskui. Taip, atrodo, net nesiginčydamas sutinka su šia pražanga Ramūnas Šiškauskas. Ketvirtoji pražanga Vilniaus komandos lyderiui. Kas bebūtų, jis privalo išsilaikyti aikštėje. Tiesa, dabar atrodo pakeis jį Šiškauską Milanas Golievičius. Ir vėl priverstinis ir labai matyt sunkia širdimi atliktas Kęstučio Kemzūros sprendimas. 7 minutės iki kėlinio pabaigos. Tai tik pirmoji komandinė pražanga Vilniaus ekipai šiame kėlinyje. Laronas Šeferis, perdavimas Avadžobi. Vilius Salomonas, dviguba gynyba prieš jį paliekant Šeferį. Šeferis meta ir pataiko iš 3 taškų zonos. Surizikavo Vilniaus komanda ir ši rizika nepasiteisino. 65-63. 2 taškų skirtumas. Ir dabar prasideda pačios įdomiausios rungtynių minutės, kuomet bus patikrinti visų aikštėje esančių krepšininkų sugebėjimai ir šaltakraujiškumas. Jasaitis ima kamuolį. Vienas iš tokių retų malonesnių epizodų po varžovų krepšiu. Dar vienas šansas Vilniaus ekipai. Andrius Šležas. Dabar nėra aikštėje Ramūno Šiškausko. Vilniaus komanda privalo surasti lyderį. Jasaitis iš 3 taškų zonos. Netaiklus, neužtikrintas metimas ir kamuolys varžovų rankose. Skuba į priekį Laronas Šeferis. Stastelį matydamas, jog Vilniaus krepšininkai sugrįžo prie savojo krepšio. Štai iš 5 taškų jau liko tik tai 3. Tik tai 2. Ir dar neaišku, ar juos pavyks išlaikyti. Vilius Salomonas numeta kamuolį Šeferiui. Šeferis, netaiklus metimas. Jevtokas nuima kamuolį ne tik nuo Kelly Makarčio, tačiau ir nuo Simo Jasaičio galvos. 2 taškai skiria komandas. Mažai, tačiau daug geriau negu tie -5, kuriuos matėme. Aronas Lukasas didina skirtumą iki 4. 67-63. 5,5 minutės iki kėlinio pabaigos. Laronas Šeferis. Tai dabar atsibūdė šiek tiek ir pailsėjęs grįžę į Ramūnas Šiškauskas. Šeferis. Mošė Mizragis. Liečia jo kamuolį Robertas Jevtokas. Puikiai gynyba. Ir Simas Jasaitis. Pačiam tenka persivaryti kamuolį į varžovo aikštės pusę, nes Aronas Lukasas buvo pridengtas. Lygiai 5 minutės iki kėlinio pabaigos. Vilniaus komanda vėl laiko savo likimą savo pačių rankose. Golievičius iš 3 taškų zonos. Labai netaiklus Golievičiaus metimas. Kur dingo šis Vilniaus komandos 3 taškų metimų specialistas? 0,7 per abu mačus. Vilius Salomonas. Iš 3 taškų zonos netaikliai. Vėl su kamuoliu Aronas Lukasas. Veržiasi link krepšio, jį neleistinai stabdo varžovai. Mošė Mizragis prasižengia antrąjį kartą. Ir grąžins kamuolį aikštės ribų Vilniaus krepšininkai. Robertas Jevtokas keičiamas yra pagrindinis Vilniaus komandos vidurio puolėjas. Saulius Kuzminskas pasirodo aikštėje tokiu atsakingu momentu. Ir Simas Jasaitis taip pat pasiruošęs tęsti dvikovą. Atrodo, jog traumą gavo Aronas Lukasas. Na, veikiausiai atrodo sprendžiant iš Ramūno Šiškausko veiksmų tiesiog sutraukė koją. Aronui Lukasui dabar bando palaiduoti raumenį komandos gydytojas Andrius Gocentas.
pauzę, po kurios aplodismentai sveikina Arono Lukoso sugrįžimą rungtynių arbitrai. Tačiau bus priverstas, atrodo, pakeisti. Taip, keičiasi Aronas Lukasas su Simu Jasaičiu. 4 minutės 40 sekundžių. Kamuolys Vilniaus krepšininkų rankose. 4 taškai. Vadinasi, lieka 3. Plus 4. Šiandien minus 3 bendrai. Štai Aronui Lukasui dabar matyt bus padarytas nedidelis masažas, kad galėtų netrukus tęsti šią dvikovą. Vilniaus Lietuvos Ryto komandos įžaidėjas. Kasgi dabar gali būti lyderiu? Šiškauskas iš toli. Netaiklus metimas. Lipa varžovams ant galvų, tačiau nepavyksta atkovoti kamuolio nei Jasaičiui, nei Kuzminskui. Ant atsarginių žaidėjų suolelio galingiausias Vilniaus komandos bokštas Robertas Javtokas šiandien pelnęs 15 taškų. 4 minutės 15 sekundžių iki kėlinio pabaigos. Varžovų jėgos be abejonės taip pat negeležinės, tačiau jie kaip niekas kitas gerai moka žaisti lygias ir lygių rungtynių pabaigas. Štai, atkovoja kamuolį Dorovas Šeferis ir dabar jau tiesiog šaukia ant savo krepšininkų Kęstutis Kemzūra ir tam jisai turi pakankamai svarią priežastį. Doronas Šeferis ne tas žaidėjas, kuris galėtų šeimininkauti Vilniaus komandos baudos aikštelėje. Prasižengia Milanas Golievičius, pirmoji pražanga, antroji komandinė pražanga. Šeferis grąžina kamuolį į aikštę. Vilius Solomonas. Perdavimas po krepšiu ir 2 taškai, nebesuspėjant uždaryti Kelly McCarthy. Vėl 2 taškų skirtumo, 67-65. Javtokas grįžta į aikštę, tačiau sakant, netrukus tai galės padaryti. Aronas Lukasas taip pat. Tačiau ar nebus per vėlu? 3 minutės 40 sekundžių iki kėlinio pabaigos. Šiškauskas. Vėl reiks viską daryti vienam Ramūnui Šiškauskui. Slysteli Šiškauskas, perduodamas kamuolį, prarastas kamuolys. Šiškauskas nebesuspėja pagauti, rezultatas lygus 67-67. Ir susidaro toks įspūdis, kad galbūt ir per ilgai jau susėdėjo ant atsarginių žaidėjų suolelio Robertas Javtokas. Na, laiko dar yra 3 minutės ir 29 sekundės. Dabar minutės pertraukėlė. Kamuolys, tikslus perdavimas, dar bandė gelbėtis Ramūnas Šiškauskas, tačiau šį kartą Tundžiui Avadžovui pasirodė greitesnis ir tikslesnis. Taigi rezultatas lygus. Vilniaus komandai lieka 3,5 minutės vilties. Per tą laiką reikia įgyti mažiausiai 7 taškų pranašumą. Andrius Šležas, perdavimas Robertui Javtokui ir vėl skaito šį sumanymą be didesnio vargo Doronas Šeferis, atskubėdamas į pagalba iš kitos baudos aikštelės pusės ir be didesnio vargo perimdamas kamuolį. Tokiais perdavimais APOEL klubo įveikti nepavyks. Nepavyks net užduoti kamuolio Robertui Javtokui. Lygiai 3 minutės iki kėlinio pabaigos. Vilius Solomonas. Šiškauskas turi 4 pražangas. Moiša Mizrakis, Kelly McCarthy iš 2 taškų zonos metimas. Tai yra iš 3 taškų zonos metimas taiklus ir dabar jau minus 3 taškai. Baigėsi Vilniaus komandos spurtas, baigėsi ir tas varžovų sutrikusio žaidimo etapas. Tritašku atsako Simas Jasaitis. Rezultatas lygus 70-70. 2 minutės 30 sekundžių iki kėlinio pabaigos. Ar iki tarptautinio Vilniaus komandos sezono pabaigos. Vilius Solomonas. Perdavimas arčiau krepšio. Kelly McCarthy. Ir vėl 2 taškai ir dar atrodo bus įrašyta pražanga Robertui Javtokui. Ne, nebus įskaityti šie 2 taškai, taip iš šoninės linijos grąžins kamuolį varžovai. Tačiau vėl naujas atakai skirto laiko limitas, dabar jis gali be peilio papjauti Vilniaus ekipą. 2 minutės 15 sekundžių iki šio kėlinio pabaigos. Doronas Šeferis prieš Aronas Lukasas. Šeferis, perdavimas Kelly McCarthy, jis paliekamas vienas prieš Andrių Šležą. McCarthy. Ir pražanga Andriui Šležui. 4 komandinė pražanga. Ir vėl iš naujo prasideda ši varžovo ataka. 70-70, 2 minutės 4 sekundės iki kėlinio pabaigos. Doronas Šeferis. Varžovai dar turi 1 pražangą atsargoje. Ir vėl Kelly McCarthy. Būtent jis dabar turi tempti komandą. Perima kamuolį Vilniaus komanda ir vėl stovi tiesiog nematydamas, kamgi galima būtų duoti kamuolį Robertas Javtokas. Jasaitis iš 3 taškų zonos. Netaiklus metimas. Tundžiai Avadžovui ima kamuolį.
Ir vis giliau skandina Vilniaus Lietuvos Ryto komandos gerbėjų viltis. Minutė 30 sekundžių lieka iki kėlinio pabaigos. 7 taškais šią seriją pralaimi Vilniaus krepšininkai. Kelly McCarthy. Ir pražanga Simui Jasaičiui. Dabar jau bus metami 2 baudos metimai. Turint omeny, kad Kelly McCarthy meta baudas 78% taiklumu. Vilniaus komandos situacija tampa kritiška. 13 sekundės iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Teoriškų vilčių dar yra, tačiau gali būti, jog po 15 sekundžių jau teks galvoti ne apie -7, o apie -9 taškus. Šiškauskas, Jasaitis, Lukasas, Šležas ir Jevtokas. Ir šiandien tritaškai metimai. Na, šiek tiek taikliau negu Jeruzalėje, tačiau dvigubai prašiau nei vidutiniškai atakuodavo iš toli Vilniaus krepšininkai. 23 bandymai, tik tai 6 taiklus, 26% taiklumas. Reikia turėti omeny ir tai dar, jog keletą tritaškių Vilniaus komanda metė tiesiog paskutinėmis atakai skirto laiko sekundėmis. Ir tai kalba taip pat apie labai gerą varžovų gynybą. Varžovų puolimas taip pat nešlubavo. 71-70 po Kelly McCarthy taiklaus baudos metimo, 17 taškų jo sąskaitoje. Ir antrasis baudos metimas taip pat taiklus. 70-72. Dabar pasitinka iš karto Vilis Salomonas Aroną Lukasą prie baudų nuo savo krepšio. Tai taškį metimą pataiko Aronas Lukasas. 73-72. Vėl atsigauna Vilniaus komanda. Minutė 10 sekundžių. Kelly McCarthy. Niekas taip ir nesuspėja sutrukdyti Kelly McCarthy. Koks tikslus, rizikingas, tačiau idealiai tikslus Dorono Šeferio perdavimas. Aronas Lukasas. Kur jis buvo anksčiau? 76-74. 2 taškų skirtumas. Paskutinė rungtynių minutė. Vėl prašo kamuolio Vodžobis. Ir pelno 2 taškus. Vilniaus komandos gynyba, spaudimas byra nuo tikslių ir aižėja nuo tikslių perdavimų. Pražanga stabdanti rungtynių laiką, likus žaisti 47 sekundės. Tik dabar ketvirtoji komandinė pražanga. Vilniaus komanda dar turi 47 sekundės. Rezultatas lygus. Aronas Lukasas. Galima žaisti toliau. Kokį tritaškį pataiko Aronas Lukasas. 79-76. Paskutinės Vilniečių komandos viltys. Vėl spaudžia savo varžovus. Vilis Salomonas dabar griaunamas. Šiškauskui tai yra 5. asmeninė pražanga. Rezultatyviausias Vilniaus komandos krepšininkas palieka aikštę. Na, rezultatyviausias jisai buvo iki štai šio paskutinio Arono Lukaso metimo. 18 taškų Šiškausko sąskaitoje prie baudų metimo linijos dabar Vilis Salomonas. Ilgokai negali atsikelti nuo grindų Vilis Salomonas. Galbūt šiek tiek nusižeidė, galbūt šiek tiek dar bando išnaudoti tą pauzę ir atsipūsti prieš labai svarbes baudas. Vilis Salomonas baudas. Vilis Salomonas meta taip pat beveik 75% taiklumo, 84 metimai, 67 taiklus. Bent jau taip buvo iki šiol. Šiandien metė 3, visas 3 pataikė. O štai dabar prameta vieną. Tris 36 sekundės, laiko dar yra. Baltas vėliavas kelti anksti. Antrasis metimas taiklus. Minutės pertraukėlė. Beveik 37 sekundės skirtumas. Erezas Kacas. Reiktų prasižengti, tačiau nepavyksta to padaryti prieš Erezą Kacą. Vilniečiams vėlgi žiūri vienas į kitą. Vilniaus krepšininkai buvo kamuolys atsidūręs rankose to žaidėjo, kuris baudas meta tik tai 40% taiklumu. Na, nereikia būti didžiuliu išminčiumi, kad būtų galima numatyti, kągi dabar reikia savo auklėtiniam Kęstutis Kemzūro. Dar vienas keitimas, pasiruošęs įeiti aikštę Lukauskis. Ne, liekant atsarginių žaidėjų salelio. Doronas Šeferis prie baudų metimo linijos. Na, gali pramesti baudos metimą ir jis, tačiau tikimybė kur kas mažesnė. Netaiklus baudos metimas, tai jau šis tas. Dar 25,5 sekundės. Antrasis metimas taiklus, 81-78. Robertas Jevtokas, perdavimas Lukasui. Lukasas skuba link varžovų krepšio. Dar vienas metimas iš 3 taškų zonos, nepavyksta. Ir tai jau atrodo viskas. Štai šis paskutinysis metimas galutinai nubraukė. Na, negalutinai, tačiau gerokai nubraukė Vilniaus komandos viltis. Dar 18 sekundžių, tačiau jau sveikina vienas kitą
Hapoel komandos krepšininkai. Vilis Salomonas stos prie baudų metimo linijos. Gali būti, kad ir laimės šias rungtynės Vilniaus krepšininkai, tačiau tos persvaros, kuri yra dabar, tikrai neužteks. Galbūt vėlgi reikėjo galvoti ir apie dvitaškį dabar Aronui Lukasui, nors nepataiko dar vienos baudos Vilis Salomonas. Atrodo, kad nervinė įtampa veikia ir Hapoel komanda. Antrasis taip pat netaiklus, atkovoja kamuolį Jevtokas. Reikia greitai į priekį, reikia staigių taškų. Jasaičio metimą blokuoja Vilis Salomonas. Kiek daug šansų, kiek daug neišnaudotų galimybių ir kiek daug matyti ne visai teisingų sprendimų. Tokiose situacijose vis tik atrodo Hapoel komanda yra subrendusi labiau kaip komanda žaisti štai tas tokias lemiamas, nervingas, visą sezoną galima sakyti apsprendžiančias dvikovas. 81-78. 3 taškai ir Kelly McCarthy prie baudų metimo linijos. Iš 6-6. 81-79. Tik 11 sekundžių. Atrodo jau iki Vilniaus komandos tarptautinės sezono pabaigos. Antrasis baudos metimas taip pat taiklus. 81-80. Paskutinės rungtynių sekundės. Netrukus išvysime besidžiaugiančius Jeruzalės Hapoel komandos krepšininkus. Iki jų triumfo šokio, oficialaus triumfo šokio, 5,1 sekundės. Aronas Lukasas iš 3 taškų zonos metimas netaiklus ir tai jau yra viskas. Baigėsi ši dvikova ir štai aikštėje pasirodo triumfuojantis Jeruzalės Hapoel krepšininkai. Jie vėl padarė tai, ką jie buvo padarę ir aštuntfinalį. Pralaimėjo antrasios rungtynės, tačiau pralaimėjo mažiau negu buvo nugalėję savo priešininkus prieš savaitę Jeruzalėje. Tai yra